Labadiena, mokytoja. Labadiena. Mes jūs norime paklausti, ką jūs žinote apie baltų kalbas? Labai įdomus klausimas. O aš galiu tuo pat metu pasiteirauti jūsų, ar jūs čia klausite tik tai lietuvių kalbos mokytojų, ar įvairių dalykų mokytojų? Įvairių dalykų mokytojų. Įvairių dalykų mokytojų, nes lietuvių kalbos mokytojai, manau, bent šitą apie baltų kalbas privalo žinoti. Ką žinau, aš manau, kad, kiek aš pamenu, baltų kalbos priklausė indoeuropiečių prokalbiai. Nepamenu tikslaus laiko, bet kažkada seniai atsiskyrė nuo indoeuropiečių prokalbės, tai baltų kalbos. Ten buvo dar ir slavų, kiek žinau, germanų, taip, ir kitos kalbos, tai va, baltų kalbos atsiskyrė. Joms priklausė prūsų, jotvingių, sėlių, kuršių, lietuvių ir latvių kalbos. Vienos iš jų dabar yra mirusios, kitos yra gyvos. Gyvos likusios yra tik tai dvi, kiek aš žinau, lietuvių ir latvių, mūsų broliai latviai. Gal dėl to mūsų kalbos yra labai panašios. Prūsų kalba, kiek prisimenu, turi rašytinių paminklų likusių, bet kalbančių žmonių prūsų kalba tikrai nėra. Tai yra mirusi kalba. Sėlių, jotvingių mano minėtos kalbos irgi yra jau mirusios kalbos. Na, lietuvių, latvių, kaip žinom, žmonės kalba. Ir visai neblogai susikalba, ypač žemaičiai, kiek aš žinau. Gerai, jums labai dėkojame ir geros dienos. Norėtume sužinoti, ką jūs žinote apie baltus. Na, apie baltus reikėtų pradėti kalbėti nuo istorinių šaltinių, kas pirmiausia paminėjo baltus. Tai reikėtų grįžti prie Kornelijaus Tacito, kuris 98 metais parašo veikalą vadinamąjį Germaniją ir pirmą kartą paminė aisčių vardą. Ir tik tai XIX amžiuje vokiečių kalbininkas Georgas Nesselmanas aisčius pavadino baltais. Vėlyvajame neolite, kada maždaug apie 3. tūkstantmetį prieš Kristų į baltiškąją teritoriją atsikelia indoeuropiečių gentys. Jos susimaišo sovietiniais gyventojais, tada, sakom, pradeda formuotis tikrieji baltai. Na ir jeigu mes kalbam apie indoeuropiečius, tai reikėtų tiesiog paminėti ir tą arealą, kuriame gyveno būtent tos indoeuropietiškosios gentys. Tai galėtume pasiremti šituo šaltiniu. Indoeuropiečių gyvenamoji teritorija yra gana plati. Indoeuropietiškos gentys atsigabeno į mūsų teritoriją dvi tokias kultūras, tai vadinamąją virvelinę keramiką ir laivinius kovos kirvius. Na ir žinom, kad lietuviai Latviai sukūrė tauteles, sukūrė valstybės, išlaikė savo kalbą, tradicijas ir papročius, o prūsai buvo nukariauti kryžiuočių ordinu. Mums labai svarbi kalba, tai mes turime žiūrėti, kuo tos trys gentys buvo panašios, galime pasiremti tam tikrais dalykais. Dėkoju jums labai.